Norėjau papasakot, kaip užkybo lydeka šiandien. Iš ryto džerkavau vienose sėkliuose, nieko ant 2-3 gelmės ir perplaukinėjau prie kitų sėklių, velkiaudamas su savadarbiu vobleriu. Ant 22 cm, nerė į 6 metrus, velkiausiu su 0,4 valų pintų. Su plonesniu eitų dar giliau, su džekiniu kotu, labai patogu laikyti. Ir ką norėjau pasakyti, ne pirmas kartas man jau su šitu vobleriu išplaukiant iš duobės, stabdant valtį, vynioji voblerį ir matau echolote voblerio išėjimą ir paskui šešėlis eina. Bet šešėlis, aišku, pakyla, nedakyla iki viršaus, paskui voblerį ir leidžiasi žemyn. Tai va jau, kadangi echolotas nemeluoja, tai tikrai du išėjimai ant šito voblerio buvo, nors aš ant jo nepagavęs. Vieną kartą spalio mėnesį iš 9,5 metrų gelmės ant 5 sustojau, tą patį vaizdą pamačiau, šiandien iš 6,5 ant 4 maždaug. Sustojau ant 2 metrų, užsinkaravau ir toje vietoje, kur buvo išėjimas, pradėjau džerkauti su zalta. 19 cemų, suspendingas, pavadėlis mano darytas 0,8 neržaveikinė vėla, lėtai skęstantis gaunasi, maždaug prasiveda 1,5 m gylyje. Iš 3 metimo pavyko toliau numesti ir pravedus pagavau 2,2 kg lydekaitį. Va, bus kalėdam. Žinkaro apsisuko. O, gražuolė. Nu, dabar išsilijo, slėgis krenta, abejoju ar daugiau žvejosiu. Gal dar pabandysiu. Čia va dar savadarbį turiu irgi. Ant tokio analogiško irgi pagavęs 3 kg lydeką velkiaujant, tik šitas nerė į 3,5 metro 4, o kitų kampų liežuvėlis į 6 ant tokio pagavęs. Šito dar nepakrikšties. Nu, čia zaltiukai. Šitas jau pagavęs. Ant šito išėjimą gražų turėjau. Paties va labai pavyko gerai pasidaryti. Džerka natūralių spalvų labai įdomiai glaidina. Ir kaip pulbaitas pilvą rodo, vartos iššoka ir čia blizgučių dar dadėjau. Ir po pusmetrį gerai iš šonus važinėja. Nu, dar ateity pasireikščiasi 75 gramų. Šiandieninis pakrikštytas zaltas kažkur 75 gramų. Ir kotas naujas. Solo. 1,90 m nepilna. Viskas, lietus lyja, vyniosimės namo. Ne žvyno, ne uodegos.